speiguotą šeštadienio rytą Rokiškio rajoną drebino aukštais ūkiais dirbantis automobilių varikliai. Servizo zonoje vaikščiojo ir automobilius aptarinėjo susirinkę žiūrovai, neramiai varžybų starto laukė lenktynininkai. Čia surengtos automobilių žiemos treko varžybos, kurių organizatorius kroso pasaulyje gerai žinomas Domus Auto Racing klubas. Tai jau antrasis šio klubo suorganizuotas renginys šią žiemą, antrasis treko etapas. Kaip teigia vienas iš varžybų organizatorių Aurelijus, į antrąjį etapą susirinko gerokai daugiau dalyvių nei buvo sulaukta pirmajame, beje nors ir šalta, tačiau saulėta žiemos diena taip pat sutraukė gausų būrį žiūrovų. Kaip matot, žiemos trekas. To, ką labai visi nori žiemą, kad vyktų kažkokios tai varžybos. Nes mes, aišku, krosininkai esam, bet šiemet padarėm ir žiemą, kaip sąlygas leidė, kad padarėm ir treka varžybas, antrą etapą. Ar planai tiesiog, ar patenkinti lūkesčiai, ar yra tiek dalyvių, kiek norėtų? Praktiškai pirmas etapas buvo šiek tiek mažiau, nes praktiškai Rokiškio rajone po 7 metų pirmą kartą vėl varžybos. Tai skaitau, kad dabar antras etapas, tai tikrai jau daugiau dalyvių ir daug informacijos buvo paskleista. Nes pirmas etapas labai skubiai viskas vyko, tai praktiškai per savaitę suorganizavome. Antras dabar etapas jau prieš porą savaičių paskelbėm, tai taip, kad skaitau normaliai. Ar sunku buvo paruošti transportą čia? Daugiau derinimo darbų. Tai nesunku paruošti, tai kad paprasčiausiai daug įvairių instancijų reikia perėti, kad gauti leidimai. Turim gana nemažai dalyvių ir tiesiog ar yra tokių greitų, kas važiuoja išties įspūdingai? Kaip matot, man atrodo, kad čia faktai patys už save kalba. Kadangi varžybos vyko ant užšalusio vandens telkinio, žiūrovams ją stebėti buvo itin patogu. Nuo kalno žemiau esanti trasa matėsi kone kaip ant delno. Varžybų organizatoriai dalyviams pasiūlė varžytis netgi 9 klasėse. Jaunių važiuojančių visais varomaisiais ratais, FVD, RVD, AVD, FVD Sport, AVD Sport Open ir keturračių 4x4 klasėje. Beje, keturračiai buvo vos keli, tačiau šie ne tik kaitino žiūrovų kraują greitų važiavimų, bet ir triukais. Klasėje greičiausias buvo Vytenis Valikonis, už jo finišavo Mantas Kelečius, trečiasis buvo Evaldas Pliukelis. Nors jaunimas važiavo ne itin įspūdingai, tačiau pažvelgus į laikus galima matyti, kad kai kurie iš jaunių lyderių sugebėjo aplenkti ir galingesnę techniką vairavusius gerokai vyresnius sportininkus. Jaunių AVD klasėje pirmasis buvo Aivaras Masikonis, aplenkęs Domą Meilų bei Deividą Trumpą. Aršiausia kova virė FVD klasėje. Čia užtikrintai nugalėjo Rokiškio krašte žinomas sportininkas Gvidonas Bajorūnas su SEAT Toledo. Šis perspektyvus jaunuolis ne tik aplenkė antruoju ir trečiuoju likusius Vytautą Valikonį ir Marių Žiukelį, bet ir pademonstravo įspūdingą važiavimą. Jaunuolis taip gerai valdė senučiuką, bet patį galingiausią SEAT Toledo, kad žiūrovai Gvidono važiavimą palydėdavo palaikymo šūksniais ir ovacijomis. Štai keletas akimirkų Gvidono šou, nuo kurios sniegas kilo net keletą metrų virš automobilio stogo. RVD klasėje atitinkamai 1., 2. ir 3. vietas užėmė Marius Žiukelis, Andrius Jasikonis ir Nerijus Jasikonis. Šioje klasėje dominavo BMW automobiliai. AVD klasėje nepralenkiamas buvo Dainius Druteika, už savęs palikęs Aidą Kandrošką ir Modestą Tamulį. KVD
CD Sport klasėje, kur automobiliai varžėsi sportinėmis dygliuotomis padangomis, nugalėjo Domantas Adomaitis, po jo į finišą atskubėjo Darius Valiulis. Gvidonas Bajorūnas šį kartą užsidėjęs sportinės dygliuotas padangas važiavo vėl efektingai, tačiau ne taip efektyviai ir čia jis liko trečias. AVD Sport pirmasis buvo Giedrius Druteika, antrasis Marius Dainys, trečiasis taip pat Druteika, tačiau ne Giedrius, o Audrius. Open klasėje nugalėjo taip pat Giedrius Druteika. Gvidonas Bajorūnas su Seat Toledo tenkinosi antrą vietą. Beje, Gvidas važiavo 3 klasėse ir visur pelnė po skirtingos spalvos medalį. Trečiasis Open klasėje buvo Aidas Kandroška. ATV 4x4 keturračių klasėje nugalėjo Darius Vaškelis. Antrasis finišavo Kęstutis Vanagas. Trečiasis čia buvo Rimvydas Dabrega. Tiek varžybų metu, tiek po jų dalyviai buvo patenkinti renginiu, į kurį dauguma susirinko ne kaip sakoma muštis trasoje, bet linksmai pasivaržyti. Tad visi džiaugiasi savo pasirodymu ir organizatorių pastangomis sukurti vieną paskutinių žiemos švenčių ant ledo. Varžybos labai geros, padangos geros, ledas irgi labai geras. Tik važiuojam labai su silpna mašina, 1.3, Honda Civic. Iškyla problemos, bamperis nutrūko apačion ir taip gaunasi, kad reikia taisyti dabar serviso laiku. Dar tęsit varžybas? Tęsim, šturmanas man diktuoja trasą. Tai aišku, tęsim, bandysim, trūksta 6 sekundžių iki 3 vietos. Tai va. Bandysit to? Bandysim, jau šitas važiavimas jau bus jau kazino, arba varysim, dugnais varysim, jeigu pasiseks, tai pasiseks, arba pusnis bus daugiau nieko. Nu kaip ir baika. Čia viskas būtų gerai, jeigu nebūtų lemdazondas pjovę iš duslintuvo. Dabar viskas, dar nebetęsit? Ne, tęsim, ten tik pagalbinis, nieko baisaus. Šiaip važiuojam kol. Šiaip yra ką veikti ant ledo, pasivaržyti, kaip pati trasa, kaip kiti dalyviai. Nu šiaip su subarinėm vis tiek, kaip su tokia mašina, tai įdomiau vis tiek. Vis tiek sunkiau, negu subarinės vis tiek nepaimsi su audinė. Visi kitas važiavime. Biški per daug daviau. Nu, nedaviau, bet biški išėjo ta trasa. Kaip technika nepaveda? Ne, Kaip manat, koks bus rezultatas? net neįsivaizduoju. Pirmą kartą važiuoju, niekad nevažiavęs, tai skaitau normaliai. Na ir kaip būtent klasė su kitais dalyviais? Kaip sekėsi? Šitą važiavimą pirmas. O pati trasa, kaip įspūdžiai ant ledo, visgi... Patiko, pirmą kartą sakau, bet tikrai gerai, man patiko. Puikiai viskas. Antri kol kas. Antrė kol kas. Kiek dar liko važiavimui? Paskutinis dabar. Tai bandysit pirmą vietą iškovoti? Bandysim, aišku. O šiaip kaip pati trasa, kaip varžybos organizuotas? Puikiai, šiaip viskas gerai. Įdomės, slidi trasa. Gerai viskas. Varžovai irgi pajėgus. Pajėgas, irgi mokantis važiuoti. Ne pirmas kartas. Nežinau daugiau, bet laukiam dabar. Pertrauka bus dabar. Nusekasi normaliai, kol kas vienoje klasėje esu antras, kitoje trečias. O kitoje dar nežinau, pagal taškų skaičių kol kas irgi pirmas. Ar technika laiko nepaveda? Na kol kas laiką. Visi. Liko dar vienas važiavimas turbūt. Taip. Stengsies dar kažką padaryti, ar tiesiog tenkina žinoma šią vietą? Stengsiuosi dar padaryti iš antras į pirmą. Ir manai pavyks? Turėtų pavykti. Trūksta 1 sekundės. O tai labai nedaug, o kaip pačios varžybos tau, kaip pats organizavimas ir pati trasa? Viskas tiesiog idealu. Oras geras, trasa gera. Greičiai geri. Dalyvaujat varžybose? Dalyvauju. Kaip sekėsi? Šypsam. Tokiom padangom šypsam. Nepasiruošta. Dalyvaujat kaip mėgėjas, ar tiesiog rimtai bandot pasipriešinti? Mėgėjas. O ten buvot nušokęs į pusę? Buvau 2 kartus. Labai skaudžiai? Labai neskaudžiai. Bet pagalbos prireikia. Prireikia. Nevažiuoja. Buksuoja. Na, šiaip kaip pačios varžybos, kaip pati trasa, būtent ledas, varžovai, kiti visgi ir pavykęs renginys, kaip manot? Trasa geresnė nei praeitą kartą. Nežinau. Gerai. Daugiau ledo, daugiau sniego ir... Sniego daugiau, įdomiau. Mažiau skysta. Nu, varžovai tai stiprus, gal čia su Golfas prieš Subaru. Tai čia yra. Taip išėjo. O kaip trasa? Gerai trasa, viskas gerai. Oras geras, ką daugiau galim pasakyti. Liuks, Kokie rezultatai šiuo metu? nu per 3 klases, tai nežinau. Kol kas Liko dar vienas važiavimas turbūt. vienas važiavimas viską parodys. Bandysiu dar paspausti ir tiesiog išlaikysime. Nebandysim spausti iki galo. Tai turbūt vienos paskutinių treko varžybų šiais metais, kadangi atėjęs pavasaris ledą su kiekviena diena vis labiau tirpdys ir ant užšalusių vandens telkinių varžytis bus pavojinga. Taigi lauksime įdomus autoracing treko renginių ir kitą žiemą.